2009 metais draudimo bendrovė Ergo Lietuva baigė Klaipėdos mėsiniai kompensuoti gaisro padarytą žalą. Nuostoliai siekė daugiau kaip 11 milijonų litų. Tai yra didžiausia žala išmokėta įmonei draudimo bendrovės istorijoje ir viena didžiausių Lietuvoje. Gaisro nuostoliai įmonės savininkams ir vadovams sukėlė rimtų rūpesčių, kuriam laikui teko visiškai sustabdyti įmonės veiklą. Po pusės metų labiausiai nuo gaisro nukentėjęs šviežios mėsos padalinys dirbo tik 5% pajėgumu. 2008 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos mėsinės gamybos pastate kilusio gaisro nuostoliai buvo atlyginti 3 etapais. Už draudimo išmokų pinigus įmonė sutvarkė gaisravietę, įsigijo žaliavos, iš dalies atstatė pažeistą šaldymo sistemą, elektros tiekimą, įsigijo įrangos. Tai leido bendrovei tęsti veiklą. Ergo Lietuva per trumpesnį nei 8 mėnesių laikotarpį klientui atlygino visus dėl gaisro patirtus nuostolius. Taip draudimo bendrovė parodė, kad yra pajėgi ne tik atlyginti itin didelius nuostolius, bet ir greitai bei kvalifikuotai reguliuoti bet kokio masto žalą. Savo ruožtu Klaipėdos mėsinės savininkams tinkami draudimo sprendimai leido išsaugoti turtą ir atstatyti veiklą. Jei turtas būtų buvęs tinkamai neapdraustas, įmonei greičiausiai būtų tekę veiklą stabdyti.